Labadiena visiems. Sveiki įsijungę Atgal į ateitį, kuriame Respublika transliacija. Ir pirmiausia, turbūt visiems, kas nematėte tos transliacijos, tai kviečiame ją pasižiūrėti YouTube Pilietinės visuomenės instituto kanale. Arba tiesiog YouTube galite vesti paieškoje, kaip sėkmingai įgyvendinti Atgal į ateitį projektus. Praeitoje transliacijoje dalyvavo taip pat Pilietinės visuomenės instituto ekspertė Agnė Markauskaitė, projekto ekspertas Darius Kolys bei mokslų daktaras archeologas Vykintas Vaitkevičius. Ir mes diskutavome apie projektų svarbą, jau pasiektus visų komandų rezultatus ir apie aktyvų moksleivių įsitraukimą įgyvendinant projektus. Pirmiausia, tai labai svarbu pasakyti, kad labai džiaugiamės visų jūsų aktyvumu, dalyvavimu ir iš tikrųjų rezultatai labai stebina ir pranoko mūsų visų lūkesčius. Dėl to, kad jūs visi bandėte atrasti kažką naują, sukurti ar prikelti seną. Ir svarbiausia, kad ne tik mes jumis didžiuojamės, bet ir jūs patys turite labai didžiuoti savimi ir tuo, ką jūs galite. Nes jūs mums visiems ir kitiems parodėte, kas dar yra nepapasakota, garsinote savo miestelių ir krašto žinybės, kvietėte keliauti, kūrėte informacinės knygelės, kūrėte nuostabius turistinius maršrutus, kuriais tikrai neabejoju kiekvienas norėtų praeiti. Tvarkite nuniokotas vietas, kapinaitės, nagrinėjate visokius lietuviškus papročius, atnaujinote savo muziejus įvairia medžiaga, taip pat nagrinėjote mokyklų istorijas ir iš kur kilo jūsų miestelio ar gyvenvietės pavadinimas ar kažkokia tai įdomi istorija. Veiklų buvo tikrai pačių įvairiausių ir jūs turit patys suprasti, koks yra svarbus jūsų indėlis į mūsų visų krašto puoselėjimą ir atgaivinimą. Tai nuo mūsų visos komandos noriu pasakyti, kad visi esate tikrai labai šaunūs ir mes labai džiaugiamės tuo, ką jūs veikiate. O šiandien mūsų diskusijoje dalyvaus Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus metodininkas Alvydas Ščiukaitis, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė Agnė Markauskaitė ir viena iš mūsų dalyvių komandų Panaitės gimnazijos, tai būtų Nedas Petravičius, Aušra Abraitytė ir Arina Kondratovič. Tai prieš turbūt pradedant gilesnę diskusiją, tai Agnės norėčiau paklausti. Pirmajame Kuriame Respubliką etape, kuris prasidėjo nuo 2012 metų, dalyvavo 120 komandų, kurios kūrė pačius įvairiausius projektukus įvairiausiomis temomis. Ir buvo ne tik kraštotyriniai, buvo ir padangų tvarkymas, ir metalo rinkimas, ir skaidrumas, įvairios tos veiklos. Ir kodėl buvo pasirinktas tas kraštotyrinis projektas Atgal į ateitį tarp šitų trijų nacionalinių projektų laimėtojų, kuo jis buvo toks svarbus ir išskirtinis? Tai bandydama atsakyti į šitą klausimą, gal pradėčiau nuo to, kad viena vertus nei Pilietinės visuomenės institutas, nei Rugilė, nei aš čia nesam kaltininkės, kad būtent šis projektas atsirado, bet būtent dėl to, kad buvo 4 šaunios mokyklos, kurios ėmėsi būtent kraštotyros, istorijos, pažinimo, atminties prikėlimo temų. Tai gal dar paminėčiau, tai yra Kauno rajono Zapyškio, Šiaulių Didždvario, Kalvarijos Sangrūdos ir Alytaus Putinų gimnazijos. Tai 4 mokyklos, kurios savo veiklomis tikrai galbūt sužavėjo, netgi drįsčiau pasakyti ekspertus, kurie iš 120 idėjų ieškojo 3 pačių geriausių. Ir apjungus tas labai 4 pakankamai skirtingas idėjas gimė projektas Atgal į ateitį, kurį šiais mokslo metais įgyvendinote ir dar tebeįgyvendinate jūs ir tikimės dar toliau tęsite. Antra vertus, aš manau, šis projektas tapo nacionaliniu dar ir dėl savo temos svarbos ir tos problemos, kurią jisai siūlo spręsti, nes jau ką sako projekto pavadinimas, Kuriame Respubliką, ar ne? Tai kaip mes galime kurti respubliką, kuri yra pagrįsta bendruomeniniais ryšiais. Ir respubliką mes galime kurti tik tuomet, jeigu jaučiame ryšį ne tik su dabar gyvenančiais mūsų žemėje, bet ir su tais, kurie kažkada čia gyveno, veikė ir su jų nuveiktais darbais ir palikto indėliu. Būti piliečiu yra labai sudėtinga, netgi sakyčiau neįmanoma, jeigu neišmanai savo krašto istorijos, jeigu neišmanai, kokie žmonės gyveno, ką nuveikė, kokia kultūra yra tavo krašto.
ir galų gale, ką tu tuomet gali palikti ateinančioms kartoms. Tai aš manau, šitie du dalykai, tai yra mokyklų aktyvumas ir tikrai labai pasirinktos skirtingos ir įdomios veiklos, nuo partizanų tremtinių atsiminimų rinkimo iki tiltelio per labai svarbų kaimui upelį pastatymas ir tos atminties apie upelio svarbą priminimas bendruomeniai. Tai buvo tikrai įdomus dalykai, sujudinę tiek moksleivius, tiek aplink juos esančius žmonės. Ir kartu dar vienas atkreipimas dėmesio į tą tikrai svarbią mūsų istorijos, atminties, kraštotyros problemą. O dabar, tarkim, jau šitas projektas yra nacionalinis ir kai kurioms mokykloms tai buvo pirmasis panašaus pobūdžio projektas, kuris orientuotas į kraštotyrinę veiklą, galbūt į kažkokį komandinį darbą, kurio nebuvo tiek daug iki tol. Ir paprašysiu pasidalinti tiesiog kriterijais, kurie nulėmė sėkmingą projektą. Kuo svarbus komandinis darbas, kokie turėtų būti žingsniai, kad tas produktas sukurtas būtų tikrai sėkmingas. Na, man dabar čia būtų labai nedrąsu taip dalintis sėkmingo projekto žingsniais, kai šalia manęs jau sėdi projekto įgyvendintojai, jau jie yra ekspertai ir lygiai taip pat nežinau, kiek mūsų žiūri ir klauso tų pačių projekto ekspertų, tai dabar bijau netgi susimauti, ką nors ne taip pasakydama, bet šiaip žiūrint, kiek mes matėm ir kiek iš patirties galima sakyti, tai yra pakankamai nedaug, bet labai svarbių dalykų. Tai vienas iš jų yra reikia geros projekto idėjos. Tai šiuo atveju idėja kaip ir buvo pasiūlyta jau Rugilės ir jos komandos narių pristatyta mokykloms atgal į ateitį, rūpinkime savo krašto istoriją, sudarykim turistinius maršrutus, rinkime informaciją, bendraukime su senoliais. Bet vieną kažkurį iš aspektų jūs turėjote pasirinkti. Ir tai, ką jūs pasirinkote, ir buvo jūsų idėja. Kažkoks konkretus darbas. Ar jūs norite sutvarkyti parką, ar jūs norite užrašyti savo senelių kartos, nežinau, kaimo gyventojų prisiminimus. Kitas dalykas, kas yra labai svarbu, tai yra, aišku, žmonių grupės ir komandos subūrimas. Tai yra, gali būti nedidelės iš pat pradžių kelių žmonių grupelės, kurie būtų iš tiesų užsidegę tą idėją ir norėtų ją įgyvendinti. Tam, kad darbas toje komandoje būtų sėkmingas, svarbu pasiskirstyti tam tikromis atsakomybėmis. Pavyzdžiui, vienas pagal gabumus, vienas gali būti atsakingas už apskritai komandos darbo organizavimą. Tarkim, prižiūrėti, kad susitikimai vyktų reguliariai, kad atsakytumėm į laiškus, atsakytumėm į skambučius, ateitumėm susitikimus, pasisveikintumėm per pertraukų metu mokykloje ir panašiai. Kažkas gali būti atsakingas už informacijos skleidimą. Tarkim, už tai tam, kad papasakotų kitiems moksleiviams, mokytojams ar bendruomeniai apie tai, ką jūs darote. Jeigu jūs pasirinkote idėją, tarkim, rinkti atsiminimus, labai svarbu, kad būtų kažkas, kas žinotų, kaip geriausiai užduoti klausimus, kokius klausimus užduoti. Gali būti fotografas, gali būti metraštininkas, kuris apskritai fiksuoja projekto eigą ir vėliau jums yra paprasta atsekti, kaip darbas vyko. Arba dar įvairiausių atsakomybių, kurios iškyla įgyvendinant konkretų projektą. Ir žinoma, yra labai svarbu, čia jau kiekvieno yra pasiryžimas, žiūrėti tai atsakingai. Jau jeigu prisėmė kažkokį darbą, tai jau jį įgyvendinti. Mokyklos, kai kurios rašė, kad ir būti gidais, ir kažką kurti ir pasakoti, tiem nėra taip paprasta. Kol tu pats viską žinai, tai yra tam irgi tam tikra praktika, ką tu išmoksti įgyvendinant projektą. Dabar projektas artėja prie finišo linijos. Ir kaip padaryti, kad šios idėjos nebūtų vienkartinės, kodėl jos svarbu, kad tai nebūtų tam tikras atliktas projektas vienais metais, kad mes jį atlikome, pristatėme, užmiršome ir gyvenimas tęsiasi. Kaip? Kadangi šiuo projektu buvo sutvarkyta nemažai Lietuvos vietų, šiuo projektu buvo sudaryti nauji turistiniai maršrutai, kuriais būtų galima keliauti, kurių galbūt nėra oficialiuose svetainėse arba oficialiai siūlomose maršrutuose. Kadangi galbūt buvo surinkta daug atsiminimų,
kurie dar nebuvo užfiksuoti, apie tam tikrus, galbūt net ne visos Lietuvos mastu svarbius, bet tam konkrečiam krašte svarbius įvykius. Tai yra informacija, kuri iš tiesų yra naudinga ir įdomi ne tik to konkretaus miestelio ar gyvenvietės žmonėms, tai gali būti įdomu ir greta esančios kitos mokyklos moksleiviams. Ir kas yra šiuo projektu skatinama, kad mokyklos bendradarbiautų, kad jos tais maršrutais dalintųsi, kad vienos pas kitas vyktų į svečius ir praeitų tuos, ar pravažiuotų dviračiais, ar kaip ten ir praplauktų baidarėmis, kaip ten būtų suplanuota tą maršrutą, kad vienos apie kitas sužinotų daugiau tų kultūrinių, istorinių dalykų, nes taip tu gali geriau pažinti to krašto žmonės. O tam, kad tai vyktų, reikia tęstinumo. Tam, kad tos vietos vėl nesunyktų, reikia palaikyti. Jeigu tu kartą sutvarkai parką, tai greičiausiai po metų jis jau nebebus toks gražus, kaip bebūtų, jisai vėl ar apaugs, ar išnyks ten kažkokia lentelė, žymė, kad tai yra svarbi vieta. Todėl ir svarbu užtikrinti, kad net jeigu jūs baigėte mokyklą ir manote, kad su šiuo projektu jūsų baigėsi veikla, kurią įsipareigojote, tai jeigu jūs išvažiuojate, tai labai svarbu, kad pakalbintumėte galbūt jaunesnius, pakalbintumėte kitus, kad perduotumėte tą idėją, kurią visus metus degėte dabar jūs, kad tą idėją uždegtumėte jaunesnius ar šalia esančius bendruomenės narius. Tai labai gražu klausyti, dėl to, kad mes turim gyvą pavyzdį, Pilaitės gimnazijos atstovus, kurie būtent tą ir darė. Bendradarbiavo, kiek žinau, su kita mokykla, bet su skirtingomis klasėmis, skirtingo amžiaus moksleiviais. Tai dabar jūsų visų norėčiau pakalbinti, paklausti, kodėl nusprendėte prisijungti prie šito projekto, kuo jisai patraukė jūsų akį ir kuo jis jums pasirodė įdomus, kodėl būtent šis, o ne kažkoks kitas projektas. Tai kadangi mes gyvename Pilaitėje, einame į Pilaitės gimnaziją, tai tas Pilaitės vardas yra labai dažnai minimas. Tiesiog patys norime išsiaiškinti, kas yra ta Pilaitė, kokia yra jos istorija. Taip pat šio projekto metu mes kaip ir truputėlį reklamuojame savo mokyklą ir labai didelį dėmesį skiriame kartu su savo moksleiviais ir per pamokas, ir per pertraukas dėl pilietinio ugdymo. Labai dažnai aptarinėjame svarbiausius tos klausimus apie Pilaitės istoriją ir apie jos vystymąsi. Ir tai tiesiog mums patinka ir mes norime daryti. Aš iš tikrųjų pirmą kartą išgirdau, kad jūs nagrinėsite Pilaitės istoriją, kadangi su pati Vilnietė man buvo labai keista. O ką galima sužinoti apie Pilaitę? Ta prasme, senamiestis tai yra sena vieta, kažkokia istorija. Koks buvo jūsų projektukas, ką jūs tyrinėjate, ką jūs nagrinėjate, kaip kilo būtent ši mintis? Tai mes būtent norėjom sužinoti pirmiausia, iš kur atsirado Pilaitė, kas buvo Pilaitės galbūt įkūrėjai, nes Pilaitė iš tikrųjų yra labai senas mikrorajonas ir atsirado būtent iš vis nuo paprasčiausios pilies pastatytos joje. Ir mes domėjomės galbūt tuo, kaip augo Pilaitė, kaip jinai vystėsi ir kaip keitėsi visas tas pobūdis ir kaip išaugo iki to, kas yra dabar, nes yra manoma, kad Pilaitė yra iš tikrųjų ta maža dalis, kur dabar mes gyvenam, bet iš tikrųjų Pilaitė tęsiasi daug toliau. Pilaitė yra ir senoji Pilaitė, ir naujoji Pilaitė, ir dabar tas rajonas išplito tiek, kad realiai jis yra pakankamai didelis ir mes būtent domimės kiekvienos tos vietos istorija. O jūsų kiek yra įsitraukusių į projektą ir kaip susibūrė jūsų komanda? Tai mūsų komanda atsirado praeitais metais. Mes susikūrėme mokykloje kraštotyros būrelį ir jame mes domėjomės būtent Pilaitės atsiradimu ir rinkom informaciją, kadangi Pilaitėje gatvių pavadinimai vietovardžiai yra paremti mažosios Lietuvos pavyzdžių, tai kaip Tolminkiemį, Susirutės. Ir mes būtent galvojom, kad pirmiausia pradėsim nuo to, kad paaiškinti tas gatves. Ir vėliau, prisijungus prie Kuriame Respubliką projekto, mūsų atsirado vis daugiau ir įsitraukė ne tik kraštotyros projekto dalyviai, bet ir paprasti mokiniai, ta prasme, kurie patys nori, kurie nori kažką daryti, tobulėti ir domėtis. Tai dabar mūsų yra, apie 30, aš manyčiau, 20-30 mokinių. Na ir mes visi pasiskirstė į tokias skirtingas grupės, kurios dirba atskirus darbus. Tai viena iš jų yra pati organizacinė, tai tas techninis darbas, kad mes susirinktumėm ir visas projektas vyktų kryptingai. Vėliau turim video grupę, kuri kuria filmuką ir renka pačią vaizdinę medžiagą, garso įrašus. Menų grupė, kuri kuria maketą pilies ir piešia įvairią medžiagą, vizualizuoja mūsų darbą. Biografų grupė, kuri renka informaciją
apie įžymės, bent jau pačią įžymiausią mūsų Pilaitės gyventoją Mostovską. Ir kraštotyros grupė, kuri jau dirbo iš anksčiau mūsų mokyklos būrelį ir dabar prisijungus yra prie projekto. O kaip jūs ieškote tos informacijos? Kur ieškot? Kaip nusprendžiat, kur ieškoti? Mes labai daug bendradarbiaujam su kitais žmonėmis, nes mes besidomėdami suradom žmonės, kurie taip pat domisi Pilaitę. Ir šiais metais mes kalbame su archeologu Zenonu Bauboniu. Jis yra vedęs paskaitą mūsų mokykloje praeitais metais. Šiais metais mes ėmėme iš jo interviu, jis rengė parodą mokykloje ir taip pat vedė mums ekskursiją, rodydamas, pasakodamas apie vietovės ir aiškindamas. Taip pat mes bendradarbiaujam su mokslininkė Angelė Šarlauskienė ir Brigita Speičytė. Tai vat kiekvienas iš tų žmonių jie atskirai pasakoja, nes Brigita Speičytė, jinai yra Lietuvos mokslų daktarė, lietuvių kalbos. Ir jinai mums pasakoja būtent apie Mostovską ir jos kūrinius, nes ji buvo rašytoja. Zenonas Baubonis, tai žinoma apie istoriją, apie tai, kaip atsirado Pilaitė, na ir Šarlauskienė Angelė, ji gali papasakoti apie pačią Pilaitę, būtent apie kiekvieną gatvę, apie... Jau pačio rajono kūrimasi nebe senąją Pilaitę, bet dabartinio rajono kūrimas ir kultūrinius objektus. O jūs patys gyvenate Pilaitėje, ar ne? Taip. Aš galvoju, gal mokykla, ar jau tai ir jūsų pačių istorija, ar ne? Kiek žinau, vedėte pamokas. Kaip sugalvojote vesti pamokas, kaip vyko viskas ir papasakokite gal daugiau apie šitą pamokų vedimą. Tai galbūt mintis, tokia idėja kilo metų pradžioje, įsitraukus į projektą, mes norėjom padaryti kažką, kad ir kiti galėtų susipažinti ir susidomėti. Ir pagalvojom, kad mokykloje mūsų tai paskleisti yra galbūt lengviau, bet lengviausią kelią mes nepasirinkom ir galvojom, kad įtrauksim jaunąją kartą ir pasirinkom Martyno Mažvydo progimnazijos penktokus ir surengėm jiems integruotą pamoką, kurią vedė patys moksleiviai. Ir mūsų pamokų kaip projektas buvo toks, kad ir planas, kad pirmiausia mes mokiniam papasakojom būtent apie tą Pilaitės istoriją, apie savininkus, nes Pilaitė turėjo savininkus. Vėliau rengėme pasakojimą pritaikytą penktokams, kadangi jis iš tikrųjų sunkus, bet būtent Mostovskos kūrinys Pilaitės vaiduoklis. Tai buvo pasaka ir jie rašė jos pabaigą. Tai jie galėjo patys įsivaizduoti, kuo galėjo baigti ši istorija. Na ir galiausiai jiems buvo pateikti herbai, kuriuos jie spalvino, piešė ir tai susijęo su istorija, nes per istorijos pamokas penktokai taip pat turi nagrinėti herbus ir mes norėjom, kad būtent ir jie dirbtų, jie kažką darytų. Ir netgi po to, kai mes pravedam tas pamokas, kad tai neliktų pamiršta, jie dirba per dailės pamokas, per istorijos pamokas kalba su mokytojais ir darbelius daro kažką panašaus. O kokios jų reakcijos buvo? Ar jiems patiko, ar jie įsitraukė į tą... Kaip jums patiko vesti pamokas ir bendrauti su kitos tiesiog mokyklos moksleiviais? Na, kadangi mes savo tam pristatymę buvom atrinkę tokius prasmingiausius, įdomiausius dalykus, kurie galbūt būtent tai jaunesnei auditorijai patiktų penktokams. Tai kalbėjom apie lobį, kuris vis dėlto kažkur Pilaitėje yra, kurį kasinėjo vienas žmogus ir ieškojo iš savo senolių paslėptą kažkur Pilaitėje. Taip pat ta istorijos pabaiga mes ją palikom jiems neaiškiai ir pasakėm, kad galbūt kitais metais ateisim, pratęsim jų lietuvių kalbos pamokos, išsiaiškinsim, kaip ta istorija baigės. Mes palikom tokių intrigų, kurios galbūt penktokai, mano manimu, yra įdomios ir paliko kažkokį įspūdį ir jiems vis tiek išliko tas noras sužinoti ir įsiaiškinti. O galvojate tęsti toliau tą tyrinėjimo projektą, galbūt kažkokį naują objektą tyrinėti? Tai kadangi pats projektas pas mus buvo tik tai tas antrasis žingsnis kraštotyroje, nes jau pirmą žingsnį buvom padarę anksčiau, tai aš manau, jog pradėjus žingsnio reikia tęsti. Taip pat norėčiau dar pridurti, kad tas žingsnis mūsų yra toliau žengiamas ir mes, kadangi turime video grupę, tai visą laiką beperstoja tą informaciją, kurią surandame, apdorojame ir pateikėme įdomių video formatu. Turime kelias dalis tokių trumpų video filmukų, kurios yra suskirstos tik tai apie tą konkrečią Pilaitės dalį arba tam tikrą teritoriją. Taip pat yra ir vienas trumpas filmukas, kuris bendrai apibendrina visą Pilaitės istoriją, taigi galima pasirinkti, arba žmonės nori pažiūrėti kažką konkrečiau apie tam tikrą vietą ir dalį, arba apžvelgti visus objektus trumpai ir greitai. O kur talpinate tuos video filmukus? Šios video filmukus talpinsime savo mokyklos tinklalapyje, YouTube'ai ir panašiai. Na, kol kas pačią informaciją archyvuojam, o surinktą informaciją, manau, reikia dalintis. Tai sekantis projekto ir to mūsų veiklos mūsų tikslai ir bus
išplatinti jau tai, ką sužinojom ir skatinti kitus to domėtis. Supratau. Dabar norėčiau ir paklausti jūsų, Arvydai. Moksleiviai daro visoje Lietuvoje įvairaus pobūdžio projektus. Jūs dirbate su neformaliuoju švietimu, būtent šioje srityje, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo. Kuo šis ugdymas svarbus ir kaip moksleiviai galėtų jį plėtoti, viešinti tai, ką jie daro? Taip, tai labai gražus projektas, kuriame jie dalyvauja, matomai patraukli forma, dėl ko taip mokiniai susidomi. Tai noriu ką pasakyti, kad tai, aišku, nebūtų vienkartinis, tai galima tęsti ir tęsti. Aš atstovauju, tiksliau mano darbovietė yra Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, kuriame yra skyrius turizmo etnokultūros. Ir viena iš veiklos sričių yra kraštotyra projektai mokyklinė muziejininkystė. Tai jūs parengę savo projektus, atlikę įvairius tyrimus, galite taip pat mums siųsti ir galime pakviesti jūs dalyvauti nacionalinėje kraštotyrinėje ekspedicijoje, kad paviešinti tą veiklą visai Lietuvai, jeigu, aišku, jūs to norėsite. Tai mes mielai, nes jeigu keletą žodžių apie nacionalinę ekspediciją, ji vyksta kas 2 metai, paskelbiamas naujas etapas. Dabar 15 metais ateinančiais bus jau kaip pabaiga. Tai reiškia, praeina 2 metai ir mokiniai, ką tyrinėjo, rinko per 2 metus, pagal atskiras temas pateikia. Tai vyksta regionuose, tai savivaldybėse, pirmiausia mokyklose, po to nacionalinis etapas jau mūsų centre. Ir tie geriausi darbai yra apdovanojami, įvertinami, aišku, ir sklaida. Ypatingai moksleiviams, aišku, yra įdomu pristatyti savo bendraamžiams ir visai Lietuvai. O kaip dabar, jeigu jie nori patekti šitą ekspediciją, ką jie galėtų tiesiog mums tiesiogiai atsiųsti, nebūtinai švietimo skyrių, bet galima tiesiogiai man, elektroniniu paštu arba paštu, ir mes tada yra vertintojai, pasižiūri, yra žmonės pagal temą, jeigu daugiau istorinė, tai aišku, istorikai arba etnografai, ir tuomet faktiškai nebūna, kad mes atmestume, nes vis tiek tie, kurie dirba, daro, tai išeina geri rezultatai. O kiek maždaug įsitraukia dalyvių? Ekspedicijoje kalbam Lietuvos, apie visą Lietuvą, tai yra apie 370 ekspedicinių grupių. Tas skaičius maždaug nesikeičia metai iš metų. Toje grupėje dalyvauja 10-15 moksleivių, maždaug vidurkis. Ir apie 4000 moksleivių. Tai čia, aišku, tas vyksta kiekvienais metais, bet tai, ką dabar šis projektas yra labai inovatyvu, gražu, patrauklė forma, nes galbūt pabosta tai, ką mes darome irgi. Pavadinimas tas pats galbūt ir tai va, tai trumpai tiek. O dabar apie pačius moksleivius. Jūs su jais dirbate, matote, kaip jie dalyvauja, tarkim, tose ekspedicijose. Ar pastebėjot kažkokių jų susidomėjimo, įgūdžių naujų? Tai būtent tos, jau kiek čia dabar konkrečiai sunku įvardinti, kiek tos metus, ar 5 ar 6, tai naujos informacinės technologijos, kada buvo galima, atsirado galimybės finansinės, techninės filmuoti, fotografuoti, ir visi mes turime namuose kompiuterius. Tai yra puiku ir labai, aišku, moksleiviai, tai yra priimtina, nes iki tol, aišku, buvo toks daugiau, sakyčiau, sausas, nelabai įdomus tas tyrimas, nes jeigu vykdo projektą, apklausia žmonės, eina į to miestelio pas pateikėjus, tautodailininkus ar tai tremtinius, rezistentus, tai faktiškai buvo didelė prabanga diktofoną turėti. Dabar galima su tai įamžinti, kurti filmus. Tai va, norėčiau pasakyti, tas esminis yra motyvas, kad galima kurti ir tobulinti, didelės galimybės yra. Tai va, toks pastebėjimas yra iš mano pusės. O dar jau kaip ekspertų klausimas, kuo ta kraštotyra yra svarbi? Kodėl jinai turi būti aktuali moksleiviams? Taip, kraštotyra yra labai svarbi, tai yra toks, sakyčiau, žinių ieškojimo būdas.
Ir būtent kaip sudėtinė etninės kultūros dalis, per ją moksleivis save gali labai realizuoti, kompetencijas ugdyti ir taip pat, žinoma, tobulinti save, nes tai buvo ir anksčiau, jeigu kalbėtume istoriškai, kadangi aš pats istorikas, tai vis noriu palyginti, tai prieškaryje buvo, aišku, netgi formaliajam švietimui buvo pamokos, tai buvo aplinkotyra, tėvynės pažinimas, o dabar to nėra. Yra neformalus švietimas. Tai didelės galimybės pažinti savo šaknis, savo papročius, savo tautą. Ir žinoma, kada dalyvauja projektuose, susitinka su tai žmonėmis, sakytume, gauna be galo daug žinių, tai yra tiesioginis bendravimas, tai yra ir dorovės, ir visos normos. Tiesiog galima pajusti iš tų žmonių, iš senesnių, tą tokį kitą visai bendravimą, tokių gerų dalykų pasisemti, ko mūsų laikmetis, aišku, nenoriu sakyti, kad jisai, bet yra labai, yra gerų dalykų, bet yra ir negerų. O iš tų galima pasisemti labai daug geros patirties, visapusiškai. O pas jūs tinklapyje yra mokyklų muziejų archyvas. Ir dabar kas atnaujino savo mokyklų muziejus, papildė informaciją, kai kurios mokyklų sukūrė. Ar galite Tai mielai kviečiame visus ir mes tą darome centralizuotai, tai siunčiame raštus į mokyklas per švietimo skyrius, kas 2 metai sutikslinam mokyklų muziejų skaičių ir jisai auga tas skaičius, kaip nebūtų keista, vadinasi, moksleiviams įdomu yra, nes tokia yra siekiamybė, kaip buvo anksčiau, kad kiekvienoje mokykloje turėtų būti ar tai muziejus mokyklos, ar tai kraštotyros kampelis, kad kažkas tai tokio, kad tai žinoma yra nuo to išlošia visi, tiek mokyklos bendruomenė, patys moksleiviai ir kas 2 metai, kaip minėjau, vyksta apžiūros, tai mes, kaip yra įvairiuose savivaldybėse yra žmonės, kurie atsakingi už tai, jie pasižiūri tos muziejus. Yra kažkokie kriterijai? Taip, yra kriterijai, yra ir seminarai, ir dalyvauja ir moksleiviai, ir mokytojai, ir būna išvykos, tiems konkursai nugalėtojams, nes kraštotyrininkai ir muziejininkai, tai panašiai lygybės ženklą galima tarp jų išvesti paralelę. Tie patys faktiškai žmonės. Tai va, kviečiame visas komandas atakuoti metodininką Arvydą Ščiukaitį, priminsim Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyrius. Galite internete rasti adresus, elektroninius paštus ir piešinti savo, siūsti turistinius maršrutus, atnaujinti muziejų informaciją ir visą savo veiklą. Ir dar norėčiau, Agne, pabaigai paklausti, kadangi projektas jau kaip ir kabo ant nosies, viskas pasibaigė, ką yra svarbu apmąstyti pabaigoje, kaip įvertinti savo veiklas, ką planuoti ateičiai? Aš dar prieš atsakydama į tavo šitą klausimą norėčiau dar visų atkreipdėmėsi į tai, ką būtent pasisakė Pilaitės mokyklos komanda. Tai aš manau, kad jie paminėjo kelis labai svarbius dalykus, kodėl apskritai jų projektas yra sėkmingas, nors taip to gal ir neįvardijo konkrečiai. Tai vienas, kad jie buvo drąsūs prašyti pagalbos ir kviestis partnerius. Tai, pavyzdžiui, tos pačius ar tai archeologą, ar istoriką, kas yra ekspertas šios srities ir kas jums gali pagelbėti veiklose. Tai yra labai svarbu pamesti tą kuklumą ir pasiprašyti. Mes nežinom, kaip sudaryti klausimyną, mes nežinom, ar galime čia kažką tvarkyti, ar čia galbūt koks nors gamtos objektas, kurio negalima liesti. Tai visuomet reikia kreiptis į specialistus, prašyti pagalbos ir moksleiviam dažniausiai neatsako, jie ne. Kitas dalykas, jie labai kūrybiškai žiūrėjo į savo veiklas. Tai yra intrigos kūrimas, pabaik istoriją. Tai greičiausiai, jeigu tu parašysi istoriją, tu prisiminsi ne tik jos pabaigą, bet ir atsiminsi tą originalią pradžią. Tai jau kažkas išlieka, tas suintrigavimas, kad mes neskleidžiam visko iki galo, ieškokit patys. Lygiai taip pat pasitelkit mokytojus į pamokų metus, bendrauti su savo bendramžiais ir jaunesniais. Tai ir yra būtent tai, ko kuriame Respublika ir siekia. Bendruomenės kūrimas, tų ryšių tarp moksleivių, mokytojų, draugiškumo atsiradimas ir vieni kitų palaikymas. Ir
tarp skirtingų mokyklų, kad reikia drąsos nueiti. Ir vat lygiai ta pati klaida, kurią jūs ruošiatės dabar irgi aktyviai užsiimti. Tai vadinasi, nepasilikti viso to, ką sužinojau savo, bet dalintis su kitais. Ir dabar grįžtant prie Rugilės klausimo, kad neužsirūstintų manęs. Tai iš tiesų, baigiant kiekvieną veiklą, ne tik šį projektą, bet ir kitas veiklas ar projektus, kuriuos įgyvendinsit, iniciatyvas, labai svarbu įsivertinti, kaip viskas vyko ir ką jums tai davė. Tai visų pirma, aš kviesčiau kiekvieną asmeniškai pagalvoti, ką jums šis projektas davė, ko jūs naujo išmokot, ką sužinojot, kas galbūt jums nepatiko. Labai svarbu irgi atsakyti tą klausimą, kas man nepatiko, kas man trukdė. Ir, aišku, pasižiūrėti, kas ir patiko. Ir lygiai taip pat komandoje, toje grupėje, kurioje jūs veikite, tiek mokytojai, tiek moksleiviai, tiek seniūnai, nežinau, savivaldybių tarybų nariai, muziejininkai, kraštotyrininkai, istorikai, visi, kurie su jumis dalyvavo, kad jūs kartu irgi pasidalintumėt, ką jums kaip grupiai tas irgi dalyvavimas projekte davė, ką kiekvienam iš jūsų, kas jums, pavyzdžiui, patiko tame darbe ar kas ne, ir kartais labai gerai išsakyti, o ką mes kitais metais darytumėm kitaip, ką norėtumėm keisti, arba galbūt įsivardinti tas klaidas, kurias jūs padarėt. Galbūt netgi užfiksuoti ir jeigu savo patirtį perduosit jaunesniem, jie galės būti protingesni, gudresni ir pasimokyti iš svetimų klaidų, bet ne iš savo. Ir galbūt panašias veiklas ar jūsų pradėtą idėją pratęsti dar sėkmingiau ir ją išplėtoti iki dar didesnių veiklų. Supratau, ačiū labai visiems konferencijos transliacijos dalyviams. Aš savo ruožtu nuo visos komandos labai noriu pasakyti, kad esame labai dėkingi už jūsų indėlį, už jūsų kūrybiškumą, už jūsų nuostabias idėjas. Nepamirškite jų, puoselėkite jas ir tikimės kuo daugiau jūsų pamatyti kitą savaitę baigiamojoje konferencijoje Vilniuje birželio 4 dieną. Iki, ačiū. Ačiū.